Sveiki visi. O kur tu mauni? Ryžas. Pasidraskė, taip. Ir dingsta jisai. Ir atplaukė jūra. Žodžiu, atėjo kavos aparatas. Tai aš iš lėto bandau jį čia, kaip sakant, pradedu jį jungti. Pirmiausiai pasižiūriu vandens tokį testą. Pilu filtruotą, aišku, vandenį. Tai aš suprantu, pas mus toks, galima sakyti, su vienu tuo. Truputėlį toks jisai turi pakitimų. Pasirenku rusų kalbą, žinau. Konteineris šiaip palyginus vandens tikrai mažas. Nei kad buvo prieš tai, bet, aš žinojau, kad aš tokį mažą variantą renkuosi, bet nesudėtinga paimti ir dapilti, ne? Na, jinai čia prasiplauna, žodžiu. Toliau plaunasi. Na ką, galim jau kavutės pamėginti pasidaryti. Na ką, pravalėme šitą reikalą. Žinokit, kava tokia karštesnė negu buvo iš DeLonghi. Tikrai karštesnė, net paimti yra karšta. Iš DeLonghi nebuvo tokia karšta kava, tokia vėsi kava buvo. Bet irgi man kažkaip tai nekliuvo, bet dabar grinai toks jaučiasi, kad kava karšta. Visai nieko. Aišku, galima pasidaryti ir savo, kaip sakant, tos visus reikalus, čia man pažaisti yra ką, nes reikia dar nustatymus įleisti. Bet kaip gera atsigerti kavutės dabar tokios skanios. Blin, atrodo ta pati kava, mes tą pačią kavą naudojam. Mes kitokios, specialios kažkokios neperkam į aparatą. Kokią turim, tokią turim, žodžiu. Ir koks skirtumas. Pasaka. Taip mažutė. Šita mažesnė. Bet aš nežinau, mums užtenka. Mūsų šita senjora visiškai nesiprausė. Žiauriai nesiprausė. Ir jau šlapimų trenkė, ir jau prakaitų trenkė. O viešpate. Ir aš taip nenoriu jos maudyti, nes tai čia tokia isterija. Taip su jie yra sunku. Jei taip negera, ten prie jos prisilies negali. Bet reikės, ir aš kankinsiuosi, jinai kankinsis, aišku. Bet jau nuo jos kvapas sklinda toks, jau nekoks iš tikrųjų. Nėra maloni procedūra, jei žiauriai. Žiauriai, žinokit, baisu, kas darosi, aš net nenorėčiau filmuoti tokio. Sakytų, kad čia aš gyvūną kankinu ir taip toliau. Čia, bet jos kitaip nenumaudys, iš tikrųjų baisu. Tik už pakarpos laikant ir tai jinai ten spiegia ir visaip kaip ten nuėzu. Mes po maudinių, nemūna? Nusimaudėm. Iš tikrųjų, šį kartą maudžiau virtuvės kriauklį. Tokią vonę pasidariau. Tai žinokit, žymiai geriau. Mažiau spiegi, mažiau, kaip sakant, isterijų buvo, minimaliai, sakyčiau. Tai geras būdas iš tikrųjų gilioji kriauklė. Pasidarai vonę, išmuilini vis, tiksliau įdedi į tą vonę, su muilu, su viskuo jau ten gerai jie ten išmuilini ir nuplauni. Taip,
Nu dabar. Nieko, katytė, viskas gerai. Labai jau tokia mrazina buvai. Labai jau riebaluota. Tigras. Trinasi. Tas velniukštis taip pirmin atgal. Į lauką iš lauką, į lauką iš lauką. Taigi pavasaris, tigrai būktų laukė, ką? Aha. Na, biški nusisausinsim, tada gal biški pasiprausi, ne? Jo. Žodžiu, lakuosime, saksekis. Nu, visai pas nieko, ne? Man įtrūko kampas, tai man, kadangi, negražiai atrodo toks užapvalintas nagas, tai aš su akrilu palyginsiu kampus. Aš tai padarysiu. Labai man nepatinka. Yra žmonėm, kuriem tinka, va, taip užapvalinti, man tai kažkaip tai negražiai atrodo. Darbuojamės, kaip sakant, pedikiūras, bet to laukia manikiūras. Lakas labai skystas, tiesiog skystas. Tai ką aš darau, vieną nagiuką nulakuoju ir su ta lemputė biški palaikau, labai patogu. Toksai, kaip sakant, gyvatukas mano neblogas. Tai ne kitaip, nes aš kaip šaunu pastatau, viskas iš šaunų subėga ir labai greitai. Tai planai tepu ir žodžiu, palakuoju ir padžiavinu su mini lempa truputėlį kelias sekundas ir po to jau dadžiavinu. Kokia graži diena ir aš toks nuostabus. Aloha. Sveikučiai. Taigi šiandien yra penktadienis. Vyras šiandien nedirba. Tai varysim iki Didžimekso. Noriu truputėlį ten pasiganyti, pasidairyti. Gal kokios nors pavasarinės atributikos. Noriu tokio ale vainiko ant durų pasikabinti. Aš turėjau tik kalėdinį. Dabar norisi pavasariui, vasarai kažkokio tokio vainiko. Tikiuosi rasiu. Šiaip turėtų būti, bet gali būti tokie velykiniai. Aš velykinių nenoriu. Aš noriu, kad būtų ir pavasariui, ir vasarai. Iki žiemos. Aloha. Va. Ir mis sakė, išgers dar vieną kavutę išgers. Labai sudėtinga. Ekspreso. Da, pasišviečia, žiūrėk? Jo, jis šviečia. Jam sakė pats tas, nereikia nei pupelių dydinti nieko. Gali ir kiekį pasididinti. Pats tas. Nes kiekį pasididinus daugiau vandens pripila. Ne, jeigu stipresnė pasinorai, tai taip gali ir kiekį pasididinti. Užtenka. Su kokia putelė aš pradėti. Nu. Kaip su grietinėlė. Grinai kaip su grietinėlė, kad būtų. Pažalsta. Ekspres. Viskas. Va, prašau. Kokia kavutė gavosi. Bet iš tikrųjų ir atrodo ir kvapas visai kitoks. Vat ką reiškia, kai gerai padaro. Iš tos pačios kavos. Vat grinai, tas kvapas, kai būdavo Lietuvoje nusipirkė ir kaviniai. Čia iš Starbuckso arba iš Dunkin Donutso biški kitos kvapas, bet čia grinai lietuviškas kvapas kavos. Kavinėse. Nu, įsivaizduoji, ant kiek priklauso nuo aparato, kaip jisai padaro. Mes kavą tą pačią naudojam, mes kitokios neperks. Specialios kažkokios aš nepilu. Kavinėse ten tie aparatai, tai ten kur tau visas kombainas. Čia prašau tūksai. Čia mini variantas toks padarytas, sako šveicariškas. Nors mačiau Portugalijoje pagaminto. Bet firma šveicariška. Tai žodžiu, šita tokia kardinaliai skiriasi.
Tikrai kokybiškesnė. Gerai pasakė vienas žmogus, kad Fiatas ir Mercedesas. Tai va čia Mercedesas. Žinka, kada reikia užliuoti. Kiek laikys irgi. Nu, taisysim, tvarkysim, ką darysim. Nes čia po kurio laiko jei reiks atsisukti, jisai nėra taip kaip anas. Išsiemi, išsivalai, išsiputė. Šitam reikia atsukti ant viskas. Serviso aptarnavimo. Čia jau reikia viso serviso aptarnavimo. Rodė, kad ten kažkokie varžtai chytri. Nieko. O čia jisai kaip valosi pienui atskirai, šitiems aliejams nuo kavos pupelių va šičia atskirai ir po to čia valosi nukalkinimas. Tai atskirai, ten tos tabletės atskira. Netgi 3. Nu ką? Vedam pasiganyti, yra. Išveda mano dėdas pasiganyti po parduotuvės. Jeigu jau tokia proga, jeigu gali išeiginį, apsio leis pinigus reikia. Ja. Nu ką, Ura. Katės palieka. Pas mus žinokit pavasaris konkrečiai. Konkrečiai. 8, 9,5. Gultą jau įdėjau, nes jau nebe... Nu, šalčių bus šiek tiek, bet labai nedaug jau. -4 maksimum kažkuria, tai jau žiūrėjom naktį. Bet viskas. Sakant, jau paukštukai ruošiasi pavasarį. Įlindau į dirbtinės gėlės ir viskas. Ir man jau šakės. Baisu. Vainiką tokį pasiėmė. Kaip gražu iš tikrųjų. Ojojoj. Oi, čia dar vainikų buvo pasirinkimo. Gal kažką pakeisiu. Ir šitas toks gražus. Na, bet aš jau tokį išsirinkau spalvotą. Ir su levandom gražus. Eik su mane visi gražus. Tiek, kad šitie labai vyra. Jie gražus, bet vyra. Tie burbuliukai. Maskaradas. Šitą gėlė kokią padaryta dirbtinė. Gėlė medis. Ką mes čia turim? Įdomios dėžutės. Kiek visko, ką? Aš norėčiau lauke pasistatyti ant staliuko kokią nors puokštę, bet reikia, kad jinai būtų sunkiau, kad vėjas nenuneštų. Sunkus. Dilema man iš tikrųjų čia sunku išsirinkti. Filmuoti irgi sunku. Čia bumsų kampelis toks sunkokas. Gal visai nieko būtų. Įdomu visi kainuoja 35 €. Aš norėčiau ant staliuko padėti. Šitas lengvas labai. Vėjas nupūs. Šitas toks berišų. O Jėzu, Inga, sudaužyk dar. Nu, nežinau, ar aš ką išsirinksiu. Norėčiau išsirinkti. Pasižiūrėsim. Žodžiu, prisikrovėm jau visą vežimą. Iš rūbų tai nieko ultra, porą pasiėmė, pažiūrėsiu, nesimatavau dar. Ir dirbtinų gėlių. Aišku, parodysiu namuose, dabar čia labai nerodysiu. Laukiam eilutį ir žiūrim į šonus, dairomės.
Ką mes šiandien gerą dar galim pamatyti. Elfai airiai. Kokia lelytė jau. Mirgaitė matau. Morkos. Na čia jau Velykom. Bet pasižiūrėk kokie tie. Laistytuvai. Laistytuvai. 12 litrų. Šlangą turim. Na taip. Čia iš pernai va tokių likučių liko. Ir man tai va šitą fainas. Bet čia jau likučiai visokie. Živeš daugiau. Na. Čia vandenuką įsipiliu. Po to sutraukia visi. Tos pačios serijos kuros. Vinaitas fainas. Patogu. Gražus tokius. Arba rožinį, visokius spalvučių. Jėzu. Ir kur aš dėsiu tiek, ne? Va šitą labai gražią. Bet mes vieną jau pasiėmėm. Mes va šitokią pasiėmėm. Labai realistiška. Nu, labai tokia tikroviška. Negaliu, mano nežydė parazitkos. Nežydė ir kidėjai. Reikia pirkti dirbtinas. Visus metus žydė. Ir laistyti nereikia. Laistyti nereikia. Aš tų makaronų nusipirkau, bet dar taip neišbandžiau. Smagu. Dar neišbandžiau aš tų makarončiukų. Ne, aš dar neišmečiu. Pas mane va šitokios rožinės spalvos. Ir šukas. Va šitas, sakiau, šukas nusipirksiu. Čia labai gerai to šukas drėgnus plaukus šukuoti. Mes kada Mona, išmaudysi, šukuosi. Kada mokiausi iš tikrųjų kirpėjos, tai mes kažką panašaus turėjom. Bet jie, kitaip atrodė, bet aš atsimenu, kad kažkokius plasmasinės šukas mes turėjom. Viskas rožinė pas mane. Pavasarį. Šampūną paėmiau. Monai. Lol, gal nepradės? Negi, šunim ir katėm tos pačius iš tikrųjų naudoja ir nieko šitokio. Pabus jinai šitos spanielis. Reikės tik tai gerai praskalauti, nes šunys kailio nelaižo. O šitą irgi nesipūs. Aišku, aš visą laiką gerai praskalauju. Nu, išleidom nemažai, bet dirbtinos gėlės jos brangios. Labai jo, mes čia 3 pirkom. 30, 35. Orchidėja tik 17 kartų. Penktadienį žmonių nebus. Aha. Ne, penktadienį žmonių pilna. Mes čia iš ryto atvažiavom. Nu. Va šitą pastatau irgi. Iš prie tų kultūringųjų. Nu ką, dėdas atvažiuoja. Karieta atvažiuoja. Karieta podana. Karieta podana. Toliau keliaujam. Ja. Taip. Prisipirkom, bet prisipirkom, ką žinau, vaisiai daržovės pagrindai. Bet čia nieko ypatingo. Taip sakant, kaip visada, alus ir acto dar paėmė.
Ar dar irmi servetėlių pasiėmiau šlapių. Čia pasiėmiau tokius atsistoti. Actas. Kurį negalėjom rasti. Sufasuotas tik įdomi. Jo. Servetėlės. Su kišoniu dėsiu tašą. Tu ką čia per savaitę tiek alaus iškliūrini? Aš turiu, bet jau dar turiu, bet jo per daug nebūna. Nu jau taip. 3 išeiginės. Pienas. Tavo kupetaitis. Kopečios. Stiprios. Čia ne kopečios, čia... Čia yra palipimas. Taip. Salieras. Laipsukas kažkoks. Letisinai. Kažkaip dar bulvės. Bulvės. Špinatai. Žiūriu, kad čia nesitrina. Šitas nesitrina. Ananasas turbūt pirmą kartą perkamas per 3 metus. Jau per 3 metus. Nu, kada paskutinį kartą pirkom? Nu, senokai, aišku. Gal metus laiko ar nepirkom? Oi. Tikrai ne metus. Čia ahi. Kūnas. Kažkoks tai kūnas. Vat, prisipirkom bandelą visokių. Kruasanų. Ir man va šitos netgi patinka, jos pasiskrūdinę. Jo, jos tokius liuks. Šitos irgi pasiskrūdinę liuks. Gal. Padažiukas man va šitas nemirtingas, aštrokas jisai, bet labai geras. Čia Tomasas tipo su kedro riešutais, o tų riešutų va kiek. Čia galvoju, iš jų padaryta, pasirodo visur apgaulė. Pažiūrėsim, ar skanus ar ne. Špinatai, kruasanai, melionas. Kruasanas. Jisai minkštas. Čia šortus tokius pasiėmiau. Vasarai šortus. Ai, pasiėmiau XL, kad ant klubinusi smauktų. Nu, va, ir daugiau ne maistas. Ja. Pritrakau bananų. Irmi sakau, bananų nebėra. Dar kaip buvo čia dabar? 3. Ir viskas. Ir pilna bagažinė. Pilnutėlė. Gerai, aš čia įdėsiu. O, kaip smirda pačių myrų. Čia namuose. Brr. Jeigu šiandien išpurtysiu. Nu, va, turėsiu ką po pietų veikti. Vasario mėnesį eisiu mulčiam pilti. Ir dar pasodinsiu. Ką darydavom kovo kažkur mėnesį. Jeigu ne gegužį. Nu, kovo gale kažkur jau. Jo, mes darydavom kovo gale šitą dalyką. Ar vasario. Tai kad oras blenda kaip kovo vidurys. Nu. Grįžom nami. Ir aš jau kaip žemaitis pradėsiu kalbėti. Darusiu kavutės. Sakant, po kiekvieno pasidarymo kapučino mes valom. Bet minusas biškė, kad labai būna, kad nepasispaudžiu. Bet, nu. O indelį iš tikrųjų naudoju delongį, nes kažkaip tai aš jį pamiršau, stovėjo šaldytuve. Kai vežėm aparatą ir pamiršau apie šitą, bet niekas nieko nepastebėjo, tai naudoju dabar pienui. Patogiau iš tikrųjų. Pieno talpyklą. Čia va dar jums parodysiu. Mano senis jau kapstasi. Jisai dramblio ausistas vadinamas. Sodina jau.
Nes pas mus, nu kažkur maksimum bus naktį -4, tai diena bus šilta, dienom tiksliau bus šilta, tai gal nesušals, nu sušals. Jisai čia sumastė, nes nori mulčą užpilti. O šiemet kanas tai sodinsiu tą didelį vazoną ir aš kaktusus perkelsiu į didelį vazoną. Nes jie čia kažkokie, nežinau, jiems čia nelabai. Jiems čia per mažai tos saulės. Sakė, kad per žiemavoja jie tose dideliuose vazonuose ir nieko jiem ten neatsitinka. Tai aš va taip gražiai ir susodinsiu. Dar kokį įkišiu vieną kitą, kokį vijoklinį bonsą tą vadinamą. Tikrai va įkišiu va tarp kaktusų, kad nu, jie tai faktas, kad jie sušals, bet nu, per vasarą galės šalia kaktusų gyventi. Vyras prikasė cikadų jau drakonui. Sakė, labai daug yra cikadų. Tai vat ne veltui ir rašė, kad šiemet bus labai daug cikadų. O šitam cikados tai delikatesas. Nu, čia nimfos. Dar yra ta pradinė stadija kirmelytės tokios. Tai po to jos nimfom patampa. Jos zarazas man kiek gėlių suėdė tos cikados. Tu įsivaizduoji, koks tau čia pietų stalas geras. Sproksi turbūt drakonas. Jos šilumos gavo, pradeda judėti. Dar nuploviau drakoniukai. Žiaurius dalykus rodo, nu, bet iš tikrųjų, nu, gyvūnus valgo, nu. Gyvūnus, nu koks čia gyvūnas. Vabalas. Musė, didelė musė. Na, valgyk. Akmenį apkakojas, nu, žodžiu. Jis visą laiką taip daro. Ne, ir Matilda buvo biški lauką išėjus. Taip, rūpi Matildai paukštukai čia. Ai, kaip patiko laukia jai. A jai patiko laukia. Miau. Tu man tik nespruk. Vištytė tu. O ką tu čia beri? Akmenukom po to smėlio. Va, matai, yra daug kroksų. Čia va biški. Kroksai gal šį kartą žydės. Gal. Čia kaip pamatas. Šikelę dėsiu. Ten jau dyksta matosi. Nu, juodos dvi katės. Miau. Tu tik toli neik. Čia išleista į lauką, tai čia ojojoj. Na, eik namo. Taip, vos pralindai. Jėzu, kelnes munga. Ką čia viena cikada veikia? Gal paukštukai kokie čia. Irgi jie jas knebinėja čia. Reiks man kaktusus persodinti tą vazoną. Stipuriai žinai. O, geras. Kaip aš praėjau ir nepamačiau. Tulpė išlendus. Tulpės tik išlenda, jos nežydi. Bet čia voberis nesuėdė svogūnėlių. Tai čia tik lapai. O ja, bet jos nebežydi tos tulpės. Laikrodukas va. Ja, blembal jau laikrodukas jau dyksta. Reikės patvarkyti, nes vanduo išplovė. Andželė viskas. Grožis. Nu ką, parodau, ką mes čia papirkom. Oi. Orchidėją ir aš nusipirkau. Linkėjimai Ingridai.
Jinai mane sugundė vakar. Žiūrėjau jos video, tai sugundė mane orchidėjom. Pas mane gyvos, jos nežydė. Pas mane yra tualetė. Tiek vienam, tiek kitam yra baltos orchidėjos pastatytos. Bet kažkaip tai vat užsimaniau dar va ir čia pasidėti kažkur. Kažkur pasidėsiu, dabar nežinau kur. Ai, kažkur. Gal supavydės tos tikrusios ir pradės žydėti. Man labai gražu iš tikrųjų. Labai gražu. Tai čia iki žiemos. Na, gal rudeninį dar nusipirksiu, nežinau, bet labai fainai iš tikrųjų, kai ant durų pasikabinu tokią dalykėlį. Tai vat, reiks paprašyti savo dėdo, kad pakabintų vainiką. Labai fainas. Rinkausi, kad būtų sunkus, kad vėjas nenupūstų ir taip toliau, žodžiu. Tai vat, sunkokas, tai tikiuosi niekas jo nenuvers ir nesudaužys. Toliau vyras paėmė stiklinę, indą. Į jį dėsim, tiksliau perdėsim bambuką. Nes žodžiu, bambukas toksai aukštas auga, jau stiebėsi visiškai ir jisai jau gali virsti. Tai norim tiesiog perdėti į kitą indą, kad jisai stabiliau laikytųsi. Žodžiu. Nu, visai man patiko iš tikrųjų tas toks augaliukas. Tai vat, jam bus daugiau vietos. Toliau pasiėmiau tokius segtukus. Aš gal kokius jau porą sulaužiau, tai žodžiu, man jie labai patiko. Būtent tokie. Tai $6 už 4. Čia paėmiau kavos dar, itališkos. Praeitą kartą, kur pirkau, tai labai patiko, tai bet čia jau kitokia, bet manau irgi 3 pupelės. Tai va dar, stiklinis indas, 13 $, labai man patiko, kad jisai toksai, numatosi, nepiguma kažkokia pompa tokia. Tai, žodžiu, muiliukui ar šiaip šitam indų plovimo skysčiui. Na, šortus aš jau jums rodžiau. Pasiėmiau didesnį išmerą. Kažkodėl. Na, žiūrėsiu, jeigu aš paskėsiu, tai tada grąžinsiu. Aš įsivaizduoju, kad aš tokia labai jau stora, bet būna, kad tinka idealiai. Būna, kad įvairiai būna dabar, nes čia su manim tai čia. Ir mes pasiėmė savo tokį dalykėlį. Jis labai norėjo naujų puodelių ekspreso kavai. Tai yra čia tokių palikimų, kaip sakant, Bobulencijos kažkas paliko iš gyventojų. Tai jam nepatinka, tai va tokį puodelį. Labai faina, gali visus susidėti, gali net pastatyti prie kavos aparato. Labai toks fainas dalykėlis. Ir jis kainavo $8. Vat, $13. Na tai vat, toks menknekis. O čia tiesiog, kai indus plauni, va būna kartais pasidėti drėgnus indus. Paėmiau aš šampūną, nes katę reikia man dažnai iš tikrųjų maudyti. Sakiau, kad dažniau aš ją maudysiu, nelauksiu, kol visiškai susiriebaluos. Jau ten, nežinau, Moną reikėtų jau dažnai maudyti, nes jinai pati savęs neprausia, todėl. Šiaip tai realiai tai tik tai Tigrą kartais numaudydavau, kada jis jau ten išsimuzindavo. Žodžiu, o taip tai kačių man nereikia maudyti. Pumos, Matildos nereikia maudyti, jos labai gerai save išsiprausė. Aš dar paėmiau skystą muilą. Labai mėgstu nusipirkti grinai specialius tokius skystus muilus. $6 kainavo, tai lieka ir indelis, aišku. Ir labai jie skaniai kvepia. Tai žodžiu, va šitas šukas. Visgi pasiėmiau, visgi matėt, kad pasiėmiau. Toliau, ką pasiėmiau, ir porą bliuskučių
kurias reikės matuotis, aišku. Pasiėmiau XL dydžio, nes bliuskutės aplamai reikėtų tokias didesnės pirkti. Na, aš galiu net kartu ant viršaus užsidėti ir pasižiūrėti, ar man patinka, ar nepatinka. Biški durnai, kai ant maikės, bet jeigu ant maikės gerai, tai oi, fainas, iš tikrųjų, kokybiškas toksai, laisvas, kokybiškas toks, žiauriai fainas, nesilamdantis toks, liuks, taip sakant, šita bliuskutė liuks. Nu, aš dabar nesiseksiu, aš jau matau, kad viskas su jie gerai. Vyras sako, tai ištuštinai, sakė, nebepirksiu, sakau, pirksiu, bet jau pirksiu iš Didžio Mekso, nebe iš Costco, nebent kokios timpos, arba kelnės, šortai, bet bliuskės, tai gal norėtųsi kokybiškesnės, nes iš karto matosi kokybės ir pagal čiupinėjimuose. Čia irgi XL. Tokia iš vis rožinė. Man patinka rožinė spalva. Iš tikrųjų, vasarą tai ką. Tačiau, sakant, gali ir į restoraną su tokia išeiti. Prie kokio sijono ar kelnių. Žodžiu, kol kas, nežinau, reikia prieš veidrodį žiūrėti, bet ne prieš kamerą, nes visgi. Bet šiaip, jei, tarkim, aš gerai jaučiuosi, užsidėjus rūbą, reikia nepamiršti, kad aš dar ant bliuskutės, kuri ten, jinai yra medvilninė, galbūt prie jos kimba, nežinau. Tai vat. Manau, kad tinka. Nu, aš manau, žiūrėsiu aš paskui, dabar prieš kamerą sudėtinga, bet vat, norėjau aš jums parodyti. Ir viskas iš tikrųjų, ir viskas. Ir tokie mano pirkinukai iš tikrųjų. Tai vat. Atrodo, nieko čia ypatingo. Kaip sakant, išmečiau rūbų šitiek maišų. Kas čia? Почтальон Печкин. Почтальон Печкин. Aš jau įdomėsiu. Ir sintinukas atėjo. Nu jo. Tai ką dabar turiu rodyti kaip, žodžiu, tiesioginis eteris. Čia jau iš tikrųjų švabra. Kokia moteris be švabras. Tigrai, viešpatėliau, nu. Va taip durininkė dirbu. Tai... Nes iš tikrųjų ruošiuosi, čia kažkas galėtų sienas valyti, lūbas valyti, tai man tokia truputėlį reikia. Reikia kitokios šluotos. Aš irgi pasižiūriu, žinokit, YouTube'ai tokių vidosų, kur tiesiog moteris tvarkosi namus ir jos, nu ką, jos parodo priemonės, iš kur pirko ir taip toliau. Man patiko, kad jisai va, šitai prisispaudžia. Vat, todėl ir
Taip paprastai, vat. Klik, klik ir labai patogu. Tai vat kokias sienas, lubas nuvalyti labai noriu, vat. Šitokį dalyką pasidaryti. Drąsiai lubas pasiekiu, vat, visas sienas ir taip toliau. Nebloga tikrai švambra. Čia tai vyras nusipirko dešras darys. Čia tos žarnos, tos kažkokios sudžiūvusios. Žodžiu, ir tokias jisai darys dešreles, dešras, ką jis čia darys, žodžiu. Toliau paėmiau kavos aparatui dar tokių tablečių, reikės vis tiek kažkada nukalkinti, tai žodžiu. Iš arčiau dar parodysiu tiesiogiai, kaip kas atrodo, kad matytumėt neiškreiptą vaizdą. Ir kas čia dar įdėta? Ai, čia. Jau čia susilamdės visas. Čia toks yra skystis, kuris, tarkim, žaizdas užklijuoja. Ir nusipirkau tokį steamerį. Kiek jis kainavo, gal kokius $42, kažkur tiek. Va tokios firmos. Čia viskas, žodžiu. Visokie antgaliukai ir taip toliau. Šlangutės. Žodžiu, apsikuitus Inga. Tai va čia dar tokios tabletės valymui aparato. Čia. Žodžiu, viską rodau iš kitos pusės, iš artimesnės pusės. Nu, žodžiu, va koks mano bardakėlis. Kevin. Ir vat kaip šitas atrodo. Skystimėlis šitas. Bet dėžutė pasilamdžius, nu, transportavimas. Ir, žodžiu, irmio nešos. Nu, iš čia rūkinsis, jisai ne tik rūkinsis, visokių žada prisidaryti, nes jis čia mėsos visą kalną gal 30 kg parsivežė, tai reikia kažką daryti. Tokios mūsų ir prekės. Taip, Matilduk? Taigi šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Ačiū, kad esate. Ir ką, susimatysime kitame vloge. Bet tą vakarą mus užklupo kas? Žiema. Štai va jum ir pavasaris. Bet žinoma, prisnygo, o kitą dieną ir nutirpo. Tokios jau išdaigos, nu ką padarysi. Iki brangieji, susimatysime kitame video vloge.